kas yra vienatvė? Vienatvė yra tada, kada tu žinai, jog šiukšles reikia išnešti ir vėl tau. Nėra pamainos. Pats viską darai. Ne vieno žmogaus, kuris galėtų prikipti. Gerai, dabar jau prie anekdotų. Taip. Supranti, kad gerai turėjai tiesiog gerą vakarėlį tuomet, kai ryte nesuskambėjus žadintuvui pažiūri į telefoną ir pamatai, kad žadintuvo skambėjimo laikas nustatytas skaičiuotuve. 06:30. Taip, kalbasi dvi draugės, moteriškis. Sako, nušakis, vėl investicijos, žinok, dabar atsidariau spintą, žiūriu, kad man reikia pukinės striukę žiemai vėl naują pirkti. Nes, žinokit, šitą seną, reiškia, sunešioju per pirmus 2 vasaros mėnesius. Geras. Kuo skiriasi, reiškia, laisvo elgesio mergina ir furistas? Vairuotojas fūros visada, reiškia, turi nudegusią kairę ranką, o mergina dešinę. Taip, bylos tyrėjas ateina į palatą, kur guli nukentėjusysis. Nukentėjusysis prasimerkia, prieina tyrėjas ir sako, renkam čia tyrimui medžiagą, sužalojimas nedidelis, bet vis tiek turime sužinoti aplinkybės, kaip tai įvyko. Jeigu galit, pasakokit. Tai reiškia, jūs teigiate, kad į jūsų butą įsiveržė žmogus, atėmė iš jūsų rankų drėlę, perforatorių, taip, ir susmėgė jums užpakalį, taip? Tai gal yra kokių nors liudininkų, kurie tai matė? Guli žmogelis, taip sako, tyrėjau, kokie gali būti liudininkai šeštadienį 5 ryto, Yra kaip yra. Mokslininkams pavyko pagaliau sukryžminti šešką su papūga. Dabar naujasis gyvūnas paleidęs Fufi moka iš karto atsiprašyti. Sorry. Atsiprašau. Labai geras. Jaunystė tai laikas, kada turi tiek energijos, kurią gali naudot kaip tik nori. Pavyzdžiui, tu net gali 2 savaitės išsėdėti nešėjęs lauką namie, įsijungęs kompiuterinį žaidimą. Geras. Va taip. Anekdotas keistuolis. Moteris daug makaluoja liežuviu, nes neturi kuo daugiau makaluoti. Aha. Ir dar vienas. Skelbimas. Keičiu vieną 40 metų vyrą į 2 po 20. Varianto 4 po 10 nesiūlyti. Aš tų, kurie skaitomi, nebeturiu, o man to ir pakanka jau. Aš dar vieną gal gerai ir viskas. Reliatyvumo teorija buitiškai. Minutės ilgis priklauso nuo to, kurioje tualeto durų pusėje tu esi.